Ar tu esi žmogus, kuris savo sąsiuvinį viską spalvina su highlighteriais? Jeigu ir nesi, manau, kiekvienas turėjom bent jau klasiokę, kuri viską spalvindavo su šitais žymekliais ir jos sąsiuvinį atrodydavo kaip kokia vaivorykštė. Atrodydavo, kad pasižymėti yra naudinga, bet iš tikrųjų tai yra tik iliuzija. Nes tu tiesiog spalvini puslapius ir tavo smegenys nedirba. O kas veikia daug geriau, tai kai tu perskaitai pastraipą, tiesiog bandyk atpasakoti ją savais žodžiais. Ir kai tau ypač reikia kažką įsiminti, tai tiesiog kartok tai garsiai. Tas atpasakojimo būdas ar paaiškinimas kažkokios tai pastraipos savais žodžiais yra veiksmingiausias mokymosi dalykas. O ypač jeigu mokaisi su draugu, tai tiesiog paaiškink kažkokią tais pastraipą jam, o jis tau ir jūs tai puikiai prisiminsit visą informaciją ir jūs galėsit išmesti šitus highlighterius. Jeigu norite dar geriau viską išmokti, tai tą pastraipą, pavyzdžiui, kurią reikia išmokti ar konspektus, įkelkite į Astrę jai ir jis jums sukurs mokymuose visą planą, kaip ką išmokti, padarys mini testukus, flashcardus, net sukurs podcastą, kurį galėsit klausyti, jeigu tingėsit mokintis. Ir jūs tai puikiai būsite užtikrinti, kad jūs viską mokat. Tai jeigu tavo sąsiuvinys atrodo kaip vaivorykštė, jau tikrai metas mesti lauk tuos highlighterius.